sėdėti vaikams prie tavo aukurų. Kareivijų viešpatie, mano karaliau ir Dieve, palaiminti, kurie gyvena tavo namuose, jie nuolat giria tave. Palaimintas žmogus, kuris randa stiprybę tavyje, kuris yra keleivis savo širdį. Keliaudami išdegusių slėnių, jie šaltiniu jį paverčia. Ankstyvasis lietus jį padengia palaiminimais. Jie eina iš jėgos į jėgą, kol Dievą Sione išvysta. Taip norisi būti ta keliautoja, norisi būti keliautoja kartu su kitais, su jumis, su savo broliais ir sesėm. Aš manau, mes to ir atėjom, kad mūsų dykumos pavirstų sodais, kad ten, kur iš tiesų galbūt sausra, jinai būtų Dievo dvasios žodžio atgaivinta ir ne tik kad atgaivinta, bet ten iš tiesų pražystų nuostabus sodas, kur mes galėtume būti laimingi, kur mes galėtume gyventi su Dievu ir nesvarbu, kad šitoje žemėje dar daug yra sunkumų, reikia patirti sunkumų, bet tai yra irgi į naudą, ar ne? Tai tiesiog linkiu tokio palaiminto laiko, pakelti savo žvilgsnį vidinį į viešpatį ir laukti iš jo. Noriu keletą skelbimų pasakyti. Tai artėja mūsų visų šventė, krikščioniška Velykos, nuostabi šventė. Ir balandžio 3 dieną, didįjį penktadienį, laimintą laiką, kur šlovinsim Dievą ir po šlovinimo bus filmo peržiūra Gimęs antrą kartą. Filmą režisavo Debora Matonienė, buvusi gvazdikaitė, daugelis ją pažįsta. Tai mūsų tikėjimo bičiuliai iš Kauno krikščionių bažnyčios. Ir netgi jei bus galimybė, jinai pati, filmo režisierė, prisijungs pasidalinti savo įžvalgomis. Tai tikrai būtų nuostabi dovana. O pagrindinį herojų, Vladą filmo, aš gerai pažįstu asmeniškai. Kaip pasižiūrėsite šitą filmą, aš manau, suprasite, kodėl. Ir noriu tik tiek pasakyti, nepasakosiu filmo, tik noriu pasakyti, kad jis tikrai yra paženklintas Dievo. Tai verta tą filmą pasižiūrėti. Manau, tikrai jūs gausite tiesiog, tikrai neišeisite tušti. Ir viešpats, manau, prakalbės per tą filmą, ne vienam. Toliau, sekmadienį, žinoma, kviečiame esate į Velykų šventę Kauno čia miesto bažnyčioje. Bus velykinės pamaldos. Tai irgi taip pat, kaip minėjau, tai yra visų mūsų šventė. Tikrai galite atsivesti ir artimuosius. Ir, žinot, per Velykas, Kalėdos, Velykos kažkaip tie netikintis tampa tikintis. Tai labai tokia yra gera proga atsivesti ir žmonių širdis atsivėrusios yra. Tai manau, viešpats tikrai jiems irgi bus paruošęs nuostabių dalykų. Toliau, balandžio 6 dieną, antrą Velykų dieną, bus nuostabus koncertas. Ir tai bus džiūgavimo Velykų šventės, tikrai ta prasmė, manau, ten bus labai aiškiai juntama. Ir kviečiu tikrai, kas nespėjote įsigyti bilietų, įsigyti į krikščionišką koncertą. Prisikėlęs vadinasi, vyks Kauno sporto halėje balandžio 6 dieną nuo 17 valandos. Irgi labai puikia galimybė atsivesti draugus, pažįstamus, giminės. Tikrai, manau, patiks ir jiems. Ir jie per tai taip pat galės, manau, atrasti viešpatį. Ir tikrai ne vienas tai ir
tokiuose koncertuose, renginiuose tai ir atranda. Ir šiandien pats svarbiausias šiai dienai skelbimas tai yra tai, kad po pamaldų ir po bendravimo moteris, merginos esate visos kviečiamos į moterų pasibuvimą, susitikimą, bendrystę ir mūsų tie susitikimai jau įsibėgėja ir smagu, kad prisijungia ir naujų moterų ir nemažai jau jų yra, tai tikrai manau, kad laikas verta ateiti ir galbūt pasikeisti kažkokius tai planus, bet tikrai esate labai laukiamos. Ir gal pasimeldžiam tada. Ne gal, o tikrai pasimeldžiam. Padėkojam Viešpačiui už šitą rytą, už jo buvimą kartu su mumis. Viešpatie, dėkojam tau. Dėkojam už tavo šventąją dvasią, už nuostabų rytą, už taikų dangų, Viešpatie, virš mūsų. Šventoji dvasia tegul juda taip, kaip tau patinka, Viešpatie. Prisilies prie kiekvieno, atverk kiekvieno vidinės dvasinės ausis, akis, Viešpatie. Vidinį žmogų pakelk, Dieve, te mūsų žvilgsniai kils į tave, Viešpatie. Padėk kiekvienam, Dieve, pakilti ant tos bangos su tavimi, Viešpatie, nes tu esi nuostabiausias, tu esi, Viešpatie, pats brangiausias, ką mes turime, Dieve. Ir Dieve, šlovinam tave, dėkojam tau, dėkojam, Viešpatie, už tavo karalystę mūsų širdyse. Dėkojam tau, Viešpatie, už kiekvieną čia atėjusi žmogų. Dėkojam tau už tavo begalinę malonę. Jėzaus vardu. Amen. Tai kviečiu pakilti visus, prisijungti prie šlovinimo. Ir pradėsim giesmę, kurios pavadinimas yra Osana. Ir kažkaip, ne veltui aš paėmiau šitą giesmę, nes šiandien yra tas vadinamasis Palmių sekmadienis ir prasideda didžioji savaitė, kuri baigėsi kitą sekmadienį Velykomis. O šiandien yra tas sekmadienis, kuris kaip ir vadinama, kai Jėzus įžengė į Jeruzalę ant Asilaičio ir žmonės tiesė palmių šakas jam po kojom ir šaukė tiesiog Osana, garbė tam, kuris ateina Viešpaties vardu, Izraelio karaliui. Tai tikrai kažkaip norisi palinkėti, kad šitą savaitę jinai neprabėgtų taip tiesiog kažkokiam užsisukę darbuose, savo kažkokiuose reikaluose, net ir tam pačiam pasiruošime Velykinio stalo. Bet tiesiog, kad įprasmintume tą savaitę, apmąstydami, kas iš tikrųjų per ją įvyko ir startuodami netgi nuo šiandienos, kas įvyko šiandien. Ir tada rytoj, antradienį, trečiadienį, ketvirtadienį, didįjį penktadienį ir tiesiog visą tą savaitę būkim su Jėzum, apmąstykim visus tos įvykius, kad tas sekmadienis, kuomet mes švęsim tas Velykas, jis iš tikrųjų būtų, suprastume, ką mes švenčiam tą pergalę ir kaip link tos pergalės buvo einama. Tai va, tai tikrai meldžiu, kad Viešpats pripildytų mūsų širdį šį rytą. Ačiū tau, Dieve. Ačiū tau. Šlovės karalių.
Osana, Osana, Osana aukštybėse giedam. Osana, Osana, Osana aukštybėse. Osana, Osana, Osana aukštybėse. Viešpatie, dėkojam tau šį rytą už tavo artumą, Dieve, ir iš tikrųjų tau yra visa šlovė ir garbė ir visas gyrius ir visi tie džiaugsmo šūksniai tik dėl tavęs, karaliau, tik tai tau. Aleliuja. Tu verčiausias iš visų. Tu verčiausias iš visų. Nes visa iš tavęs ir visa dėl tavęs. Jėzau, tu šlovingas. Giedam bažnyčia, tu verčiausias. Tu verčiausias iš visų. Jėzau, tu verčiausias iš visų. Karaliau, nes visa iš tavęs ir visa dėl tavęs. Jėzau, tu šlovingas. Nusilenks prieš Dievą, šventieji ir angelai.
Tu verčiausias iš visų, per amžius, nes visa iš tavęs ir visa dėl tavęs. Jėzau, tu šlovingas, tu verčiausias iš visų. Tu verčiausias iš visų, Jėzau, nes visa iš tavęs ir visa dėl tavęs. Jėzau, tu šlovingas. Visos šlovės, tu vertas visos šlovės. Štai esu nuolankus, nes didis tu, laisvas, nes malonę turiu. Žmogus, švarus tik avinėlio krauju. Radau didžiausią meilę, nes tu save aukojai, gyvybę mes giedam didis tu. Malonė tavo rado mane, tuščią, bet vėl atgaivino dvasia. Štai esu Viešpatie, tu didis ir tu šventas. Ir ačiū tau už tavo šventumą šioje vietoje, ačiū tau už tavo buvimą šventoji dvasia šioje vietoje, Dieve. Ačiū tau, kad tu pripildai mūsų širdis. Ir tu esi išaukštintas, Dieve, šioje vietoje į savo sostą. Aliuja.
Man atrodo, aš galėčiau šlovinti. Galvoju, Dieve, greičiau į dangų, ten laiko nėra, ten tiesiog dabar, visą laiką čia ir dabar. Taip nuostabu iš tiesų. Šiandien nespėjau kavos išgerti, galvoju, kaip man šitą be tos kavos seksis. Bet žinokit, dabar užkrovė, tai neblogiau negu kava. Tikrai galima Dievo dvasią patirti, tai nėra teorija. Tai yra tai, ko mūsų vidus trokšta. Tai, kuo mūsų vidus niekada neprisipildys. Ir joks pakaitalas negalės pakeisti nuostabios gyvos Dievo dvasios. Dabar noriu pakviesti vaikus. Vaikai, ateikit visi. Mes norėsim už jūs pasimelsti, palaiminti. Smagu, kai bažnyčioje yra daug vaikų. Gal ne taip smagu vaikų tarnautojams. Tai čia kaip reklama, kad visą laiką reikia... Taip, kas galėtų pasakyti? Labas rytas, bendruomenė. Ačiū, kad susirinkom. Pasimelskim už savo vaikus. Tėve, dėkoju tau už šiuos vaikus, už šiuos mažutėlius, kad jie turi galimybę ateiti čia, kad mes turim naujas patalpas. Dėkoju tau už visus vadovus, kurie rūpinosi ir rūpinasi, kaip geriau jiems suteikti geresnes sąlygas. Dėkoju tau, tėve, už visus tarnautojus, už mokytojus, už pagalbininkus. Dėkoju už visas mokyklas, darželių auklėtojas, direktorius, viešpatie, kad jie turi galimybę mokytis, tėve, ugdytis nemokamai. Prašau, tėve, palaimink dabar ateinantį laiką, atverk jų širdis, kad jie tikrai išgirstų, ką mes mokytojai norim jiems pasakyti, ką norim juos pamokyti, kad kiekvienas žodis, kurį mes pasakytume, būtume naudingas ir tikrai duotų gausių vaisių. Tėve, prašau, palaimink jų ateinančias atostogas, jų laisvas dienas, tikrai saugok juos nuo pikto, nuo visų nelaimingų atsitikimų, nuo traumų, nuo ligų. Viešpatie, padėk tiems vaikams, kurie serga, kurie negali čia ateiti. Išgydyk juos, apgaubk savo meilę, viešpatie. Prašom to Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Vaikučiai išskuba į pamokėlės. Ten ne tik priežiūra yra, ten yra mokoma krikščioniškų vertybių. Tai yra iš tiesų labai brangus dalykas. Ir nuo pat mažų dienų vaikučiai susipažįsta su Dievu, su šventąja dvasia, vertybės juose įdiegiamas. Tai yra nuostabu. Ir šiandien noriu pakviesti žodžiui, pamokslui, tai mūsų namiškį Tomą. Galvoju, kuris yra. Ne priekyje sėdi, kaip įprastai. Labai smagu, Tomai, tave vėl bus išgirsti, kad Dievas įdėjęs į tavo širdį. Mes pasiruošę klausyti. Prašau. Ačiū labai, labas rytas visiems. Malonu matyti ir džiugu būti čia su jumis. Ir kažkaip toks gražus saulėtas rytas. Darėte teisingą pasirinkimą. Ir nes kai mes susirenkam kartu skaityti Dievo žodį, tai yra labai brangu Dievo akise. Ir Dievas tai vertina ir Jisai sako, Jisai yra davęs mums tokį pažadą, kad kur 2 ar 3 susirenka mano vardu, ten ir aš esu jūsų tarpe. Ir aš to tikiu. Ir šiandieną pratęsime tą seriją pamokslų pasilikti jame. Ir tokia tema, kuri labai ir sudėtinga, ir galbūt paprasta,
paprasta, nes mes visi kaip ir esame susipažinę su meilė vienaip ar kitaip, visi esame jos pajutę, gavę, vieni daugiau, kiti mažiau, vieni turėjo kažkokius tai santykius su savo tėvais, galbūt su toktiniu, esam turėję pačių įvairiausių patirčių kiekvienas ir tikrai kiekvienas suprantam tą žodį šiek tiek kitaip. Bet pakalbėsim apie tą meilę, pakalbėsim apie tai, kad Dievo žodis kalba apie meilę ir aš tikiu, kad Biblija yra Dievo žodis ir tai mums skirta, kad mus mokytų, kartais pabartų, kartais pakoreguotų mūsų trajektoriją. Nes Dievo žodis yra kaip dviašmenis kalavijas, kuris prasiskverbia iki dvasios ir sielos atšakos ir teisia mūsų širdies mintis ir sumanimus. Ir putoplastais arba net neištraukti jo, nes kalavijo darbas yra kirsti. Kalavijas jisai atneša, sukelia skausmą, bet kadangi mes tikime, kad mes esame šakelės, ar ne, ir kalbame apie tai, kad mes esame šakelės ir mūsų tėvas yra vynininkas ir kiekvieną šakelę jisai apvalo ir įvyksta tokie procesai, apvalymas arba apkarpimas, ar ne. Ir aš galvoju, kad Dievo žodis va tom ir yra unikalus, kad tie palyginimai arba tie tarpusavį, tie referencai arba nuorodos ar ne rašto, kai mes skaitome ir per vidurį pas mane yra, nežinau kaip pas jūs, bet pas mane per vidurį yra, matot, tokia visa eilė nuorodų. Tai reiškia, kad kiekviena rašto vieta turi kažkokią nuorodą į kitą rašto vietą. Ir raštas, jisai yra tuo unikalus, kad viena vieta papildo kitą ir viena nuoroda kalba apie kitą nuorodą ir bendroj sumoj kažkas paskaičiavo, kad yra virš 65 000 nuorodų visam tekste, pradedant nuo Senojo ir baigiant Naujuoju testamentu. Ir tai yra unikalus kūrinys Dievo ir palikta mum tam, kad geriau suprastumėm jį. Ir kai skaitome raštą, pagrindinė užduotis, o koks esu aš. Ir pradėsim nuo Jono 15 skyriaus, 12 eilutės. Tai yra mano įsakymas, kad mylėtumėte vienas kitą, kaip aš jūs pamilau. Niekas neturi didesnės meilės, kaip tas, kuris savo gyvybę už draugus atiduoda. Jūs esate mano draugai, jei darote, ką jums įsakau. Tokia įdomi vieta rašto, ar ne? Sako, nėra didesnės meilės, kaip gyvybę atiduoti. Ir Kristus, jis užkelia standartus iki tokio lygio, kad to net neįmanoma suvokti. Mums, gyvenantiems šitame laikotarpyje, kada mes vertinam dalykus, už ką sumoki, tą ir gauni. Aš ateinu į restoraną ir jeigu tai yra geras restoranas, aš turbūt gerai pavalgysiu. Bet tai kainuos, ar ne? Už servisą reikia mokėti. Už rezultatus reikia mokėti. Jeigu nori gero automobilio, jisai kainuoja. Jeigu nori kažko gero,
yra tam tikra kaina. Ir mes gyvename tokio visuomeniai, kuri yra paremta rezultatais. Jaučiam kartais, kad meilė, arba taip, kaip mes ją suprantam, yra ta transakcija, kurią mes, aš tiek daviau, bet gavau kažkaip mažiau šiek tiek. Pala. Aš kažką padariau, bet aš už kažką sumokėjau, bet gražos aš tai negaunu. Ir Kristus šią kalbą sudaužo mūsų šitą visą iliuziją su šita rašto vieta, nes nėra didesnės meilės kaip tas, kuris savo gyvybę už draugus atiduoda. Kokia jam nauda iš to, kad jis gyvybę savo atidavė? Kokia jis naudą patyrė iš to, išskyrus meilę, kokia jisai turėjo naudą? Ir matot, mes šiandien nekalbam, kaip ir gyvenam tokioj saugioje visuomenėje, ar ne? Išskyrus kelis dronus, ar ne? Šiaip saugų visai, ačiū Dievui. Saugioje visuomenėje ir ta meilė mūsų kontekste nereiškia fizinės mirties. Ir dažnai mes galbūt deklaratyviai taip galvojame, kad jeigu reiktų, aš galėčiau mirti už savo šeimą. Bet mes kalbam dabar ne apie heroizmą, kuris yra vienkartinis didelis gestas, bet apie tos mažus dalykus, apie tą kasdienę mirtį mirti savo patogumui, savo komfortui, savo kažkokiam interesui. Tai labai gerai atsispindi mūsų geresnė santuoka. Ir vienas iš to kurso įkūrėjų, jisai sakydavo taip, kad mes turim tokią virtualią taškų sistemą. Kas yra girdėję apie virtualią taškų sistemą? Žodžiu, trumpai papasakosiu taip. Pavyzdžiui, vyras lieka namuose vienas, ar ne, su 2 vaikais 2 valandas. Tai jisai vertina, tai 200 taškų jisai gauna jau. Iki kol negrįžo žmona. Žmona grįžo, uždavė kelis kontrolinius klausimus, čia tavo vaikai, taip mano. Tai 0 nubraukiam, lieka 2 taškai. Vertinimas skirtingas, ar ne? Yra šiek tiek moteris skirtingai vertina vyrų, bet jeigu, tarkim, yra paruošta vakarienė, ar ne? Ar dar kažkas, taškų prikti. Ir tarsi tokį žaidžiam virtualių taškų žaidimą, palauk, aš jau pakeičiau 5 kartus iš eilės sauskelnes. O tu ir atsiranda toks tarsi. Ir jisai sako, jeigu mes norim gyventi tokioj taikoje ir ramybėje santykiuose, ar ne, turi surinkti pakankamą taškų skaičių. Tada viskas gerai bus. Tada bus. Bet jeigu kažkas vyksta ne pagal planą, o dažnai vyksta dalykai ne pagal planą, jeigu, pavyzdžiui, vyras grįžta vėliau iš darbo, tai reiškia visų balų anuliavimą iš karto, kurios buvo sukaupęs per susitikti, tai turėtum apie tai informuoti geriausiai prieš 2 savaitės, raštu. Aš šiek tiek juokauju, bet mes tarsi pradedam tokį žaidimą žaisti ir vienas mano pažįstamas buvo pas psichologę, nuėjo šeimos dėl klausimų pasitarti ir jinai uždavė tokį klausimą, o kas jums iš to žaidimo, kai jūs ieškot kaltų? Bet kas čia per žaidimas? Sako, kas jums iš to žaidimo? Ar jūs
kažkaip apsidovanojat vienas kitą, tas, kuris būna kaltas, apdovanoja tą, kuris nekaltas. Aš nežinau. Bet mes susigalvojam tokius žaidimus ir virtualių balų skaičiavimus, kuris yra Kristaus užkeltas iki begalybės. Jisai sako, niekas neturi didesnės meilės kaip tas, kuris savo gyvybę už draugus atiduoda. Arba turbūt esate skaitę, Mato 5 skyriui, galite atsiversti. 43 eilutėje sako, jūs girdėjote, jog buvo pasakyta, mylėk savo artimą ir nekęsk savo priešo, o aš jums sakau, mylėkite savo priešus, laiminkite jūs keikiančius, darykite gerą tiems, kurie jūsų nekenčia ir melskitės už savo skriaudėjus ir persekiotojus, kad būtumėte vaikai savo tėvo, kuris yra danguje. Ir 46 eilutė sako, jei mylite tuos, kurie jūs myli, kokį atlygį turite? Argi taip nesielgia ir muitininkai? Nes tavegi myli, tau sumokėjo. Tau sumokėjo balais, nežinau, taškais, Maksimos dovanų kuponais, kom norit. Bet jeigu mūsų meilė baigėsi ten, kur baigėsi mūsų nauda, argi taip nesielgia ir muitininkai? Ir jeigu sveikinate tik savo brolius, kuogi viršėte kitus? Argi to nedaro ir muitininkai? Taigi būkite tobuli kaip ir jūsų tėvas, kuris danguje yra tobulas. Ir čia tas aukštas, nepaprastas standartas, kurio tu supranti, kad tiesiog jo neįmanoma pasiekti. Nes kaip galima mylėti? Kaip galima mylėti tą, kuris manęs negerbia, kuris mane skaudina? Kaip galima melstis už jį? Ypač už tą, kuris guli ant sofos, ne, salione. Kaip už jį melstis? Ir tai yra problema. Nuo 40 iki 50% santuokų baigėsi skyrybomis. Dažniausia priežastis sociologinių tyrimų įvardyjama tai yra nesutarimai, charakterių nesuderinamumas. Kitaip tariant, nemeilė. Tos meilės tiek, kad mums būtų nesvarbu, kiek yra balų surinkta. Mums būtų nesvarbu, ką tas žmogus daro arba ką jisai sako mūsų adresu. Nes mes sakytumėm, žiūrėk, aš tave mylėsiu ir nesvarbu, ką tu man sakysi, aš tave mylėsiu. Ar mes galime šiandieną tai pasakyti? Kiek mes persismelkę tos komercijos šiandieną? Kiek mes sugebame taupyti ten, kur Kristus netaupė? Jis panaudojo viską. Jis atidavė viską. Ir šiandien jisai mus kviečia į tokį patį santykį. Yra santykis, kaip kryžius yra vertikalus ar ne, ir horizontalų linija. Taip ir mūsų santykiai yra santykiai tarp mūsų artimųjų ir mūsų santykiai su viešpačiu. Lygiai taip pačiai, kaip mes vertinam ir skaičiuojam virtualius balus savo artimam, lygiai tą patį mes ir darom su viešpačiu mūsų. Nes jeigu tai yra mūsų meilės suvokimas, mes naudojam tą pačią sistemą. Ir mes sakom, žiūrėk, aš tavim tikiu, aš čia tarnauju, aš čia tą darau, aną,
O kodėl mano gyvenime šitas dalykas atsitiko? O kodėl tai įvyko? Ir 9 eilutės. Jei pasiliksite manyje ir mano žodžiai pasiliks jumise, jūs prašysite, ko tik norėsite ir bus jums duota. Tuo bus pašlovintas mano tėvas, kad duosite gausių vaisių ir būsite mano mokiniai. Kaip mane tėvas pamilo, taip ir aš jūs pamilau. Pasilikite mano meilėje. Ir aš galvoju, kad nėra kito būdo mums būti perkeistais tos Kristaus meilės tiek, kad iš mūsų vidaus trykštų tos gyvojo vandens upės ir mes neskaičiuotumėm balų nei viešpačiui, nei savo artimui, bet sakytumėm, žiūrė, ką reikia, tą padarysiu. Galbūt esu nepalsėjęs, vienkartinis aktas. Vat aš dabar numirsiu už kažką. Ne, tai yra kasdienis tavo pasirinkimas, kai tu kito žmogaus poreikį, kito žmogaus atliepi skausmą, galbūt tu pradedi pastebėti dalykus, kurių šiaip nepastebėtum, bet tam mes turime pasilikti jame, pasilikti jo žodyje, pasilikti jo meilėje. Nes tik jisai yra tos meilės šaltinis. Savo jėgomis mes nebūsime tobuli. Ir mums neužteks jėgų kiekvieną kartą savo interesus. Jis net neatsiprašė. Kaip aš galiu jam atleisti, jis man ant galvos jau užlips. Pažiūrėk, kaip jisai elgėsi, ką jisai kalba. Ir vienas iš tų tokių pavyzdžių šventajam rašte tai buvo istorija su Petru, Kristaus ar ne mokiniu, kuris įsakė, aš tikrai tavęs neišduosiu. Aš tikrai tavęs neišduosiu. Aš mirsiu, aš dėl tavęs eisiu ir į mirtį. Ir kai tik tais aplinkybės pasisuko netinkama linkme, kai tik tais susiklostė tokia situacija, ten parašyta, kad Petras pradėjo keiktis. Daugiau niekur neparašyta, kad jisai keikėsi ar kažkas kitas keikėsi, bet toje vietoje jis taip rašoma, kad jį pradėjo tapatinti, sako, ir tu buvai su juo. Ne, nebuvau. Nebuvau. Čia ne aš. Sako, bet tavo tarmė, tu esi Galilietis ir jūs visi iš ten. Ir jisai pradėjo keiktis, kad užslėpti savo tarmę. Ir tada pragydo gaidys. Ir Petras suprato savo išdavystę. Ir turbūt niekas taip neįskaudina mūsų meilės kaip santykių, kaip išdavystė. Išdavystė kada? Sunkiausia akimirka. Žinoma. Klasikinė istorija. Kai Kristus buvo sunkiausiai savo akimirkoje, jis buvo išduotas. Ir ten tokia įdomi vieta, sako, aš meldžiausi, kad tavo tikėjimas nesusviruotų.
Jis nesimeldė, kad jisai jo neišduotų, atkreipkite dėmesį. Jisai žinojo, kad Petras jį išduos, jis jam pasakė, kad dar gaidžiui nepragydus, tu 3 kartus manęs išsiginsi. Bet vienintelio dalyko, ką jisai prašė, melsdamasis tėvui, jisai sako, aš meldžiu, kad nesusviruotų tikėjimas. Vienintelis dalykas, kas mus gali išlaikyti, tai yra mūsų tikėjimas. Kad tėvas turi kitokią meilę nei mes. Kad tėvo meilė, jinai uždengia daugybę nuodėmių. Ir tas nuostabus susitikimas, kuris įvyko prie Tiberiados ežero, Petras sako, einu žvejot. Visi kiti sako, mes irgi einam žvejot. Ir jie visą naktį vargo, nieko nepagavo. Ir tada rytui auštant, pamatė kažką ant kranto stovintį, sako, užmeskit tinklus. Ir jie ištraukė pilną tinklą žuvų. Ir Jonas sako, tai viešpats. Jonas atpažino, nes visi kiti nesuprato to. Jonas sako, tai viešpats. Petras persijosi drabužį, šoko į vandenį. Ten buvo kažkur maždaug apie 100 metrų. Jisai nuplaukė. Jis nebelaukė to momento, kada nuplauks su laivu. Ir nebuvo ten Jėzaus dialogos su Petru, neparašyta nieko kito. Neparašyta, kad Petras atsiprašė. Neparašyta kitų dalykų, aš nežinau, kas ten buvo, bet aš žinau, kad parašyta yra taip. Buvo laužas, buvo iškeptas maistas. Buvo šiluma nuo laužo. Ir jisai sako, ar myli mane? Vienintelį klausimą, kurį jisai uždavė, sako, Petrai, ar myli mane? Tu žinai, viešpatie, kad myliu. Ganyk mano avis. Matot, Kristus suvokė, kad tarnavimas arba mūsų kažkoks, kad ir ką mes bedarytumėm, ar ne, be meilės jisai nieko nereiškia. Be pasilikimo jame, be pasilikimo jo meilėje. Ir jis žinai, kad myliu. Ganyk mano avis. Ir pakartojo tai 3 kartus. Ir Petras jau net įsiskaudino ir kažkaip nuliūdo, kad jau 3 kartą klausė. Tu viską žinai, viešpatė. Ir jisai viešpats žino, kiek mes perėję, viešpats žino, kiek mes mylim, kur mums reikia pasikeis, kur mes klystam, jisai žino. Bet pasilikimas, jo meilė, ta simbolika, tie pusryčiai su Jėzumi pakeitė Petro gyvenimą. Ir šiandien Jėzus mus kviečia pusryčių kiekvieną dieną. Nes jisai nori, kad mes pasiliktumėm jo meilėje. Pasiliktumėm jo žodyje. Nes tik tokiu būdu iš mūsų vidaus galės plūsti tos gyvojo vandens upės, apie kurią jisai kalbėjo. Ir šiandien esi tu, net ir nepaisant to, kas tavo gyvenime yra įvykę, nepaisant to, koks tavo santykis su tavo artimu šiandieną ar su Jėzumi, jisai kviečia tave
tų pusryčių. Ir pabaigai noriu paskaityti Dovydo psalmę. Viešpats yra mano ganytojas, aš nestokosiu. Jis guldo, jis pikto, nes tu su manimi. Tavo lazda bei tavo ramstis nuramina mane. Tu paruošei man stalą mano priešo akivaizdoje. Aliejumi man patepė į galvą. Mano taurė sklidina. Ir man visada buvo klausimas, ką reiškia ta sklidina taurė. Pasirodo, tuo laikotarpiu, tai mes kalbam apie Dovydo laikus, ar ne? Tai karalius Dovydas, jisai gyveno dar 1000 metų prieš Kristų. Karališkas etiketas, jeigu karalius tave pakviesdavo prie stalo, jo vynininkas dažniausiai įpildavo vyno. Ir jeigu tavo tauriai pasibaigdavo vynas, pagal karališką principą ir etiketą, tai buvo ženklas, kad tau jau laikas. Atėjo tavo laikas. Ir Dovydas puikiai žinojo tos papročius, nes jisai sėdėjo prie karaliaus Sauliaus stalo ir jisai pats buvo karalius. Bet jisai taip pat ir pažino viešpatį ir jo malonę. Ir sako, mano taurė sklidina. Mano malonė yra perpildžiusius. Kitose vertimuose, tai anglų kalboje yra my cup overflows. Bėga per kraštus. Nes aš noriu, kad tu būtum, pasiliktum. Aš nenoriu, kad tu išeitum. Va tokia yra Dievo meilė. Pasimelskim. Ir šiandieną viešpatė padėk mums įsikvėpti viešpatė tavo dvasios. Pasilikti tavyje, pasilikti tame vynmedyje, kad galėtumėm nešti vaisių tavo karalystėje. Kad būtumėm perpildyti viešpatė tos meilės tavo, kad būtumėm perkeisti iš vidaus, kad galėtumėm viešpatė mylėti taip, kaip tu mus pamilai. Ne iš skaičiavimo viešpatė, ne iš naudos savo, skaičiuodami kažkokius viešpatė balus, taškus, bet viešpatė mylėdami, nesitikėdami nieko, bet pasitikėdami tavim viešpatė. Tegul tavo dvasia šventoji pripils viešpatė tavęs. Padėk viešpatė rodyti tą malonę viešpatė savo artimui, kaimynui. Parodyti viešpatė tą meilę netikintiem ir pakviesti į tavo šeimą viešpatė. Dėkoju tau. Amen.
širdies į mūsų širdį. Saugokim šitą žodį ir praktikuokim, kad meilė augtų. Man kažkaip mane palėtė šitas žodis labai ir aš suprantu, kad aš turiu būti žodžio vykdytoju. Ir tai yra nuostabu. Ir tai yra nuostabu. Dabar aš noriu paklausti, kas yra atėję šiandien pirmą kartą. Mes norime jūs pasveikinti ir padovanoti dovanėlę. Drąsiai pakelkit ranką. Va čia matau. Ten kažkas kelia, ar ne? Tikriausiai dovanėlės nori. Taip, matom. Tie žmonės, kurie pakėlėt ranką, nepabėkit po pamokslo, po pamaldų, nepabėkit, mes norim su jumis susipažinti. Aukoti piniginę auką. Kažkaip po šito pamokslo žodis auka kitaip skamba. Jeigu galvoji, kad tau dar nėra toks geras laikas finansiškai, dar nejauti, kad tai būtų pjūties laikas. Tai jeigu ne pjūties laikas, tai tada sėjos laikas. Tuomet reikia sėti, ar ne, kad ateitų tas pjūties metas. Ir čia noriu perskaityti iš Evangelijos, iš Luko Evangelijos nuo 21 skyriaus eilutes. Pažvelgęs, Jėzus pamatė turtinguosius, dedančius savo dovanos į iždinę. Jis pamatė ir vieną beturtę našlę, kuri įmetė 2 smulkius pinigėlius ir jis tarė: iš tiesų sakau jums, ši beturtė našlė viską, ką turėjo pragyvenimui. Daug kartų skaičiau šitą rašto vietą, bet kažkaip man kitaip suskambėjo. Aš suprantu, kad ta sėkla, jinai neturi būti bloga. Gera sėkla, kai mes jam su tikėjimu. Ir nežiūrėdami, kiek mes turim. Kiek mes turim fiziškai. Mums yra pavyzdys šita moteris, kuri įėjo į Bibliją, buvo įtraukta jos istorija. Ir kaip pavyzdys, viešpats budi prie mūsų aukų. Ir tikrai, atėjus laikui, šita sėkla jinai sudygs. Jeigu mes duosim su tikėjimu iš tyros širdies ir neskaičiuosim, kaip ir girdėjom pamokslą mus. Dieve, atleisk, kad mes dažnai nematom, galbūt dažnai murmam ir dažnai mums vis neužtenka. Apsaugok mus nuo šito pasaulio įtakos, nes tavo karalystėje yra kitoks skaičiavimas, tavo karalystėje yra kitokios vertybės. Ir Viešpatie palaimink kiekvieną iš esančių Viešpatie. Duok tikėjimo tą dovaną Viešpatie, su kuria jis galėtų aukoti drąsiai, pasitikinčiai tavimi. Ir kad tas davimas jis iš tiesų sukeltų džiaugsmą, jis būtų su džiaugsmu. Ačiū tau Viešpatie už šitą bažnyčią. Mes laiminam ją, mes dėkojam už ją. Ir tegul šitie visi finansai padeda jai. Ačiū tau Viešpatie, Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Ir dar turime tokį poreikį. Priėjo vienas žmogus ir paprašė pasimelsti už draugą, kuris yra Norvegijoje šiuo metu. Kiek suprantu, jo darbas buvo dengti stogus ir jis nukrito. Nukrito ir dabar yra komoje. Iš tiesų tai yra didžiulė nelaimė, ar ne? Artimiesiems ypatingai begalinė įtampa, baimė, nežinomybė. Ir tikrai pas ką daugiau ateiti tokiu metu, jeigu ne pas Dievą. Manau, kad
pas daugą ir išgyvena artimieji, kai gyvybė kaba ant plauko. Aš pati turėjusi tokią situaciją esu. Pasimelskim, broliai, sesės, kad iš tiesų Dievo jėga, Dievo dvasia prikeltų tą žmogų. Dievui nieko nėra neįmanoma. Viešpatie, mes prašom tavęs. Mes prašom tavęs už tą žmogų, Vilių. Meldžiam, kad tavo šventoji dvasia atgaivintų jį, išgydytų į Dievę. Kiekvieną jo ląstelę atgaivintų, Viešpatie, kad tu tiesiog pripildytum savo gyvybę jį Jėzaus Kristaus vardu. Mes laiminam gydytojus, visą medicininį personalą. Prašom jiems išminties, prašom jiems patepimo, Viešpatie, kad jie būtų tavo įrankiai, ypatinga pagalba, ypatinga apsauga, Viešpatie, ypatinga globa. Skelbiam Jėzaus Kristaus kraują ant visų artimųjų, ant paties Viliaus. Viešpatie, mes atiduodam jį į tavo rankas. Mes atiduodam jo artimuosius jį į tavo rankas, Viešpatie, kurios kūrė stebuklą. Dieve, tau nieko nėra neįmanomo. Mes, Viešpatie, pasitikim tavimi, Dieve. Dėkojam tau, Dieve, kad tu girdi, išklausai ir atsakai į mūsų maldas. Ir į šią maldą atkreipi dėmesį, Viešpatie. Ačiū tau, Jėzau, už stebuklus, už tavo meilę, Dieve, kuri yra antgamtinė. Ir asmeniškai prisiminus šitą situaciją pasimelsti iki galo, kad tikrai Vilius pakiltų ir galbūt ir liudytų čia nuo šitos scenos. O kodėlgi ne? Dar kviečiu, kurie turi poreikių, neišeiti, neišsinešti jų vėl. Noriu paskaityti prieš paraginant melstis už poreikius. Yra labai puikia vieta iš psalmių knygos, 77 psalmės. Tavo kelias ėjo per jūrą, takas per plačius vandenis, kur praėjai neliko žymės. Man šitą eilutę gyva tuo, kad Dievo tikslas nėra raudonoji jūra, tarkim, kai buvo. Tai yra kelias, galbūt mums reikalingas, bet tai nėra tikslas, kad tu pasiliktum šituose poreikiuose, šituose problemuose, šituose išbandymuose. Ir mes norim tau padėti. Yra žmonės, kurie kartu su tavimi pasimels, tikrai drąsiai prieik ir pasidalink šitą savo naštą. Na ir žinoma, po pamaldų kviečiu visus arbatos, kavos, pabendravimui, kaip sekėsi, kaip savaitė, kaip per ką einam kiekvienas ir galbūt aptarsim žodį, kurį mes šiandien girdėjom. Ir dar primenu, kad šiandien laukiamos yra moteris. Po pabendravimo į 2 aukštą užlipsim. Jeigu kas nežino dar, galite prieiti prie manęs ir aš palydėsiu. Būkit Prieiti prie maldos tarnautojų, kurie yra šonuose. Tiesiog išnaudokim šitą laiką, kad tikrai tų poreikių neišsineštume, kad juos atneštume prie Jėzaus kojų. Atiduodu tau liūdesį ir nerimą, savo klaidas, visas žaizdas. Atiduodu tau visą, koks esu dabar, nes tavimi pasitikiu. Atiduodu tau liūdesį ir nerimą, savo klaidas.
Artuma tavo perkeičia, nelieku koks buvęs. Artuma tavo perkeičia, nelieku koks buvęs. Nes artuma tavo perkeičia, nelieku koks buvęs. Nelieku, artuma tavo perkeičia, nelieku koks buvęs. Artuma tavo perkeičia, nelieku koks buvęs. Artuma tavo perkeičia, nelieku koks buvęs. Nes artuma tavo perkeičia, tu priimi ir paduodi, atleidi ramybę duodi, vedi gyvent, naujai šventai, naujai šventai. Tavo artumo naujai šventai. Tavo artumo. Viešpatie, dėkojam tau už šitą rytą, už tavo meilę ir malonę, už tavo žodį, Dieve, už tavo artumą. Ir laimink, Viešpatie, kiekvieną čia esantį ir laiminkit iš tikrųjų kiekvieną, kas stovi iš kairės ir iš dešinės, ir turėkim tikrai tą palaimintą laiką, palaimintą bendravimą, palaimintą savaitę.